bottom, make them wanna bite. Yeah, I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Secano Remix. Shake my show my thong, do my thing, ain't nothing wrong. Labadiena, draugai, mokiniai. Nu ką, žiema vis dar nesitraukia, panašu, kad nesiruošia trauktis. Tai reikia naudotis žiemos duodamom linksmybėm. Tai praeitą savaitgalį, užpraeitą savaitgalį, suorganizavau turnyrą ir pasivažinėjimą su automobiliu. Pusiau ant sniego, pusiau ant ledo, tai jeigu nematėt, pažiūrėkit praeitą video. O šiandien turiu laisvesnę dieną. Palikau automobilį, reiškia, papuošti, apdėliuoti naujais virdukais. Tai jau porą savaitgalių planuojame su draugų iš Šiaulių paslidinėti, pasnowboardinti, kaip čia pavadinti. Kol turim sniego, kol geras oras, važiuoju šiandien į Aukštagirės slidinėjimo trasą. Aplink Klaipėdą yra keletas jų, bet šitą man labiausiai patinka. Tai jeigu kartu norit pažiūrėti, pavažiuoti, pažiūrėkit video, kaip seksis. Šiandien išbandysiu DJI Neo 2 antrą droną, kuris turi sekimo funkciją. Praeitam video šiek tiek jį naudojau, bet dar pats nesu labai gerai išsiaiškinęs, tai pažiūrėsim, važiuojant su snieglente, ar sugebės jisai mane pavyti, ar nepamesim ir taip toliau. Tai ir jeigu jums patinka mano video, tai įvairių galit surasti mano kanale. Ir apie mokymą, ir apie motociklus, ir motociklus miške, motociklus trasoje, vairavimas. Tai paspauskit apačioje subscribe, kad galėtumėt pirmai pamatyti video. Tai nieko nekainuoja, o mane motyvuoja. Susitinkam ant kalno. Atvykom į Žemaitijos Alpes. Turbūt geriausia vieta, kur galima būtų pasivažinėti. Tiek iš Klaipėdos, tiek iš Šiaulių. Biškį jau prasivažiavau, apšilimą padariau. Tai realiai turim 4 trasas. Dabar visas ir pravažiuosim, pasižiūrėsim, kaip seksis. Pirmą trasą tokią įdomiausią, per miškelį. Galim labai negreitai pravažiuoti, praktiškai per patį mišką galim važiuoti net nestabdant, jeigu didesnio greičio nori. Bandysim dabar per tą pačią pusę leistis, tik ne per miškelį ir po to pervažiuoti į kitą keltuvo pusę.
pirmas blynas. Dabar kilom su kitos pusės keltuvu. Čia trasa biškį statesnė. Greitį didesnį galim pasiekti. Pirma dalis trasos yra tokia lengvesnė, o po to jau eina į apačią. Gan stačiai. Gerai, liko paskutinė trasa, tai pati stačiausia. Žiūrėkit, kaip seksis įveikti. Kaip čia žymėjom, Aukštagirį. Šiaip iš tikrųjų visai patiko, aišku ne pirmas ir turbūt ne paskutinis kartas aš ten važiuoju. Bet važiavom 12 valandą, kada atsidarė, sniegas visas dar išlygintas, tvarkingas, privažiavimas labai geras, kad ir žvyrkelis, bet visiškai nuvalytas, tai ir su BMW įmanoma privažiuoti labai saugiai. Trasos irgi tiesiam yra, sakykime, palei spalvos, pas jos raudonai, juodai yra. Yra ir varlinukas vaikamo pasimokinti, mažiukas kalniukas, tai tikrai vakarų ir vidurio Lietuvoje, aš manau, kad čia geriausia vieta. Kitoj Lietuvos pusėje gal sakyčiau, Vilniaus Liepkalnio trasą. Esu vieną kartą buvęs, bet vėl buvau, kai visiškai neseniai pradėjau važinėti. Tai buvo man per stipri ta trasa Druskininkose. Druskininkose irgi nebloga trasa iš tikrųjų mokintis, bet man nepatinka, kad ten aš sušalu visada. Tų keltuvų kažkaip ten sėdi, kol pakyli sušali, nusileidi vėl karštą. Tai vien dėl to. Šiaip ten irgi tokia kalniukai, tokie laiptai padaryti Druskininkų trasą. Gal reikės šiais metais nuvažiuoti. Tai va, tai išsitraukiau snieglentę, pasirodo praeitais metais ir nevažinėjau, nors man atrodo praeitais metais tos ir žiemos tokios nelabai buvo.
prieš 2 metus buvau Slovakijai. Teko slidinėti ir Vokietijai, bet pagrindė didžioji dalis mano visų slidinėjimų ir kalnų tai yra Lietuvos. Tai naudokitės progą, kol yra sniego, kol yra šalčio. Aišku, biški šnelis šalo prie -13, bet 3 valandas pasiėmėm. Tai dėl kainų irgi sumesiu kainininką, mes mokėjom už 3 valandas 20 eurų. Tai darbo dienom yra pigiau, ten atrodo valandą ar pusantros ir pasižiūrėsit, tai mesiu nuotrauką. Bet pilnai pakako, plus draugas mano iš po kojos traumos, tai biškai atsargiau įsivažiavo, kad nepersitempt ir sakykime, nesusižalot. Bet tikrai užskaitau ir tikrai rekomenduoju nuvažiuoti. Jeigu nebandėt, mačiau ir instruktorių, tai pasimokinti galit ir praleisti aktyviai savaitgalį ar darbo dieną, kaip aš nuvažiavęs esu gamtoje ir pasidžiaugti žiema. Tai va, jeigu patiko video, spauskite subscribe. Jums tai nieko nekainuoja, o mane motyvuoja. Iki.